Kaip aplamai sugalvojai užsiiminėti išmaniais namais? Atsibodo nešiotis raktus. Kas yra tie išmanieji namai? 15 aplikacijų. Nesaugu, labai dažnai genda ir sunku suvaldyti viską. Kodėl tai Home Assistant? Padarei, pamiršai, veikia. Ar išmanieji namai tai yra saugu? Išdaužt langą ir įlipti. 1234. Rimtas slaptažodis. Ar yra tas bazinė kažkokia kaina? Nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių. Tik tai. Ja. Įmanoma žmogui pačiam pasidaryti išmanųjį namą? Reikia tik mokėti programuoti. Galima suprogramuoti, kad jinai skalbti pradėtų tada, kada yra pigiausia elektra biržoje. Matei? Čia. Labas. Sveiki visi. Pas mus šiandien išmanių namų specialistas iš Kauno atvažiavo žmogus pasišnekėti apie išmanius namus. Tai studijoje Andrius Kralikauskas. Tai labas, Andriau. Labas, sveiki visi, kurie žiūrit. Taip, Andriau, pasiruošęs esu tau kelis klausimus apie išmanius namus. Esam su tavim bendrai darom dabar kelis projektus. Galvoju, pasišnekėsim apie išmanius namus, nes auditorijai gali būti įdomu, tema populiariai, aktuali. Tai gali papasakoti truputį apie save, kaip aplamai sugalvojai užsiiminėti išmaniais namais. Išmaniais namais sugalvojau užsiiminėti, kai atsibodo nešiotis raktus nuo namų. Tai pirmas prietaisas išmanus buvo išmani spyna. Tai ją įsirengiau prieš 9 metus ir nuo to laiko jau nebesinešioju raktų jokių. Tada atėjo laikas šviesom savo pasidaryti, tada atėjo laikas elektriniam gyvatukui valdyti, sprendimą susikonstruoti ir taip gimė pas mane išmanus namas, kuriuo buvau patenkintas, tada parodžiau draugams patiko, draugai sako, man irgi reikia, tai pirmas įrengimas atsirado pas draugą, tada draugo draugas ir taip išsivystė tas mano išmanių namų sprendimų verslas. Super. Minėjai apie išmanę spyną, o kaip veikia ta išmani spyna? Taip, jinai veikia, valdoma buvo tik telefonu, per Bluetooth'ą, gyvenau 4 aukšte, tai įėjus į laiptinę, užlipus iš 2 aukšto lipant į 3, jau jinai atsirakindavo. Įeini namus, užsidarai duris ir jinai užsirakina. Išeini iš namų, duris užsidaro, spyna užsirakina ir savo gali be jokių raktų kišeniai vaikščioti. Nes telefonas vis tiek, jisai nešiojamas pastoviai būna. O jeigu pameti telefoną? Tai taip pat pameti raktus gali pamesti. Tai raktas dar mažesnis negu telefonas. Raktas jo gerai, o jeigu pavogi telefoną? Tai į namus neįeisi. Tada reiks prašyti, kad žmona įleistų arba kažkas kitas. Bet kažkas kitas gali su tavo telefonu tada ateiti stenamą? Ne, telefonas užrakintas. Ta prasme, kol jo neatrakinsi, supratau. Neįeisi. Gerai. Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytempių ribotuvus, įvairius įrankius. Ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom šelį išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankimo mūsų internetinėje parduotuvėje. O dabar grįžtame prie mūsų video temos. Tai minėjai, kad pasidarėjai savo iš karto išmanų namą ir kiek laiko nuo to praėjo, kiek dabar laiko užsiėmė išmaniais namais? Tai praėjo 9 metai, šiemet jau bus 10-metis, jubiliejus. Kaip užsiminėjau išmaniais namais. Aišku, per tą laikotarpį atsirado begalės įvairių
išmanių namų prietaisų, tai lyginant su tuo, kas buvo prieš tos 9 metus ir ko dabar, tai pasirinkimas, ojei, koks didžiulis. Supratau. Tai gerai, biški teorijos, papasakok žmonėm, kasgi, kas yra tavo manymu, ar aplamai gal yra kažkoks apibrėžimas, kas yra tie išmanieji namai. Taip, man labai gerai paminėjai apibrėžimas. Pagal apibrėžimą išmanus namas tai yra toks namas, kuriame yra kažkiek tais daviklių, kažkiek tais valdomų prietaisų, kurie vien su kitu sąveikauja, juos galima valdyti arba nepriklausomai, arba jie pagal aprašytą scenarijų dirba autonomiškai. Ir galima būtų išskirti išmanius namus į 3 tipus. Tai yra tradicinis, dažniausiai tai būna laidais paremtas sprendimas, kur padarėjai, pamiršai, veikia. Tačiau atsiradus kažkokiam naujam prietaisui, tu jo lengvai nepridėsi, neintegruosi į veikiančią sistemą. Antras tipas tai yra toks labiau DIY, tu gali nusipirkti vieno gamintojo porą prietaisų, antro gamintojo porą prietaisų, kurie, pažiūrėjau, valdys šviesą, atrakinės duris, valdys muziką ir panašiai. Jau turėsi išmanų namą, bet kiekvienas daiktas turės savo aplikaciją telefone. Tie daiktai nebus vienas su kitu susiję. Šitas gal sprendimas galima pavadinti netgi būtų toks lengvas chaosas, nes vis pirkdamas naują prietaisą, tu gauni naują aplikaciją, galiausiai atsidarai telefoną ir žiūri, turi 15 aplikacijų. Kuri čia atidaro duris, kuri valdo spyną, turi dar pagalvoti, ką čia paspausti. Ir tada yra tas trečias tipas, kuris man labiausiai ir patinka, tai yra visų sistemų integracija į vieną, nesvarbu, ar tai būtų laidinis sprendimas, ar tai būtų kažkoks Wi-Fi-inis, Zigbinis, Z-Wave'inis, visų protokolų įmanomų apjungimas į vieną. Bet iš esmės, jeigu pas mane stovi termostatai, judesi daviklis ir nežinau, turiu programėlę kondicionierių, tai pas mane jau galiu skaityti išmanių namų. Taip, antro tipo lengvo chaoso išmanus namas, kuris jeigu nepradėsi valdyti jo centralizuotai, jisai tik tai plėsis. Ir atsiras robotas siurblys, atsiras indaplovė. Indaplovė turi kažkokią integraciją į išmanius namus? Taip. Indaplovė, skalbimo mašina. Skalbimo mašina pas mane, man atrodo, irgi turi programėlę, niekada nesinaudoja. Taip. Nustebau, praeitą savaitę jungiau kaitlentę. Taip, kaitlentė su integruotu gartraukiu, integruojasi į Home Assistantą, gali nustatyti, kai jungus, kokiu režimu įsijungia gartraukis ir panašiai. Gerai, tarkim, indaplovę aš taip įsivaizduoju, galima tada suprogramuoti gal kažkokius timerius. Galima suprogramuoti ne tik timerius, galima suprogramuoti, kad jinai skalbti pradėtų tada, kada yra pigiausia elektra biržoje. Jo, tas neblogai. Čia jau judant tu įdėjai viską, uždarėjai ją ir palikai. Ir pati išmanus namas nuspręs, kada jai skalbti. Ar tai būtų pigiausia elektra biržoje, ar tai būtų vidury vasaros geriausia saulės elektrinės generacija. O dabar gerai, kaip vyksta tada integracija kažkokių tų pačių, saulės elektrinės daug maž įsivaizduoju. Gali ten pastatyti kažkokį įrenginį, kuris matos saulės elektrinę generuoja ar negeneruoja, ir su to pasidaryti tą priklausomybę. O kaip integruojama biržos jau kaina? Tai integruojama į išmanių namų serverį. Bet čia yra kažkokia programėlė, kažkoks, ta prasme, neįsivaizduoju, ta prasme, kaip galėtų vykti tas. Aš naudoju tam Home Assistantą. Yra Home Assistant atviro kodo išmanių namų sistema. Ką reiškia atviro kodo? Reiškia, kad bet kas norintis, suprantantis programavimą gali pasimti jo source kodą, išeities kodas lietuviškai jo, pasižiūrėti, kaip jisai veikia, patobulinti, parašyti savo kažkokią tais papildomą integraciją. Reikia tik mokėti programuoti. Tik tai. Ja. Judant prie programavimo ir prie visų kibernetinių saugumo klausimų, ar išmanieji namai tai yra saugu, nes pas mane net irgi Hebra pastoviai komentaras, jeigu koksai namas, kad ten renginėjam išmanų į namą ir sakai, kad jį galima valdyti telefonu, iš karto iškyla visą laiką koks nors 1, 2 parašo, kad
aha, jūsų tą Wi-Fi nulaužys ir viskas, ir neliksit, ar ten liksit be namo. Tai ant kiek tai tiesa ir ant kiek tie išmanieji namai, kurie valdomi nuotoliniu būdu, mobiliojo įrenginiu, ant kiek tai yra saugu? Čia labai platus klausimas, nes paminėjai daug dalykų, kuriuos galima nulaužti. Galima mėginti nulaužti. Tai yra, pradedant Wi-Fi'us. Wi-Fi'ų šiaip, jeigu jisai gerai sukonfigūruotas, naudojamas rimtas slaptažodis, nulaužti yra labai sudėtinga. Gerai, aš galiu dar patikslinti, va tas slaptažodis, kuris dažniausiai būna užrašytas ant modemo. Čia rimtas slaptažodis, ar jį geriau keisti? Geriau pasikeisti. Bet pasikeisti į kokį, kaip šitas yra bairis, sako, nežinau, mane visą laiką nulaužo hakeriai, sako, aš pasistatęs ten kažkokio karo ten datą ir, niekas to nežino, bet mane vis tiek nulaužo. O kokia ten data, sako, 1234 metai. Ne, tai slaptažodis turi būti saugus, kas yra saugus slaptažodis, arba labai ilgas, sudarytas iš kelių žodžių, arba tiesiog random simbolių sudarytas. 16 simbolių random yra praktiškai nenulaužiamas, neatspėjamas slaptažodis. Wi-Fi'aus slaptažodis atrodo, kam tokį dėtis, nes reikės suvedinėti. Realiai nereikia jo niekur suvedinėti. Tu vieną kartą telefoną susivedėjai, jie atsimena. Jeigu reikia kažkokį prietaisą, tu gali iš slaptažodžių tvarkyklę savo nukopijuoti ir įklijuoti ten, kur reikia. Jo. O su šiaip kažkokiais ten, nežinau, mailo slaptažodis ir visa kita. Irgi taip. Taip. Geriausia ir svarbu nenaudoti to pačio slaptažodžio visuose sistemose. Bet tada jie sunku prisiminti visus. Ne, tam yra slaptažodžių tvarkyklės, kur atsirakini su vienu kažkokiu savo žinomu ilgu sudėtingu slaptažodžiu ir turi kiekvienos sistemos, kiekvieno prisijungimo slaptažodžius išsaugotus atskirai. Tau reikia žinoti tik tais vieną slaptažodį, su kuriuo atsirakinti savo slaptažodžių tvarkyklę. Bet vis tiek mes prieinam prie to, kad čia vienas slaptažodis, kuris gali atrakinti visus. Tai jeigu bet jie yra ne internete, jie yra tavo įrenginyje. Geriau, jeigu aš į bloknotą įrašau slaptažodį, tai tik tai tikimybė, kad pamesiu bloknotą. Kad pamesi, bet aišku, tas, kas įras, turės sugalvoti, kas ten parašyta. Kažkoks slaptažodis, nuo ko jisai. Nežinos. Supratau. O gerai, nežinau, kodėl mes čia pradėjome apie slaptažodis, bet tai va, tu pradėjai apie slaptažodis, tarkim, jeigu pas mane browseris išsaugo ten nuo kažkokio tinklapio, kai būna suvedi ten pasvardą šitą, ar tai yra saugu, ar... Saugu. Saugu. Tai yra saugu, vis tiek. Nesaugu, jeigu gaus kažkas prieigą prie tavo kompiuterio, prie atrakinto kompiuterio. Pas tave stovi, aš dabar jį pasimčiau. Ir... tada nesaugu. Bet jeigu jisai užmygo ir užsidarė, tai jau... Taip, aišku, yra dar ten kompiuterė papildomų apsaugų technologijų, kurių nežinau, ar esi įsijungęs, kad ten disko šifravimas, kad duomenys užšifruoti būtų, kad ir pavogus nebūtų galima išlupti niekaip. Ne, šitą neturiu, bet aš kiek suprantu, tu šitą temą irgi gerai orientuojasi, tai man paskui papasakos. Taip. Nes man reikėjo čia kažkada Google diską užrakinti, bet taip ir nesigavo. Taip, būtent. Gerai. Nuėjom nuo tos temos, kas yra saugu išmaniam name. Pirmas žingsnis yra apsisaugoti savo tinklą, belaidį tinklą, ar tai būtų laidinis tinklas. Jeigu jisai yra saugus, prie tavo įrenginių esančių namuose prieiti yra ganėtinai sunku. Nebent jie yra cloudiniai, per kurios, tiesiog nors Xiaomi įrenginys, kuris turi savo cloudinį prisijungimą ir naudoji nesaugų slaptažodį, tada taip gali prisijungti ne tavo namų viduje, bet per išorinę prieigą. Tai vėlgi slaptažodis. Tai pirma vieta yra slaptažodis, tada antra vieta yra namų tinklas. Ir trečia jau vieta kiekvienas prietaisas individualiai. Tai jeigu pasirinki tokius įrenginius išmaniam namui, kurie iš tavo vidinio tinklo neišeina, jie veikia lokaliam tinkle, pasakyti. Nebendrauja su jokiais išoriniais serveriais, su kinietiškais serveriais, tai yra dar kaip papildomas apsaugos lygis. Jeigu naudoji daug tokių, kurie bendrauja su Kinijos serveriais,
Nu, mes apie Kiniją žinom. Ja, yra tam tikrų niuansų, galbūt ten, iš Kinijos niekam nebus įdomu atrakinti konkrečiai tavo namų, bet visa asmeninė informacija, tavo elgesys namuose su jų prietaisais, jiems ganėtinai įdomu. Ir paskui reklamą kokią nors metą. Būtent reklamoms. Supratau. Tai apie saugumą tiek. Panašu. Tai neatsakėjai į klausimą, ar tai saugu? Taip, tai yra saugu, nes visa tai nulaužta, apie ką kalbėjom, yra daug sudėtingiau negu išdaužt langą ir įlipti. Supratau. Kokius esi aplamai girdėjęs mitus apie, man patinka, žinai, kaip žmonės yra, dar nuo seniau sako, ten 90-ais ar kada buvo išmanaus namo ten viršūnė, tai čia suplojus ten įsijungia šviesą ir ten skundžiasi, kad paskui miegamajam, žinai, jisai išsijunginėja. Tai tu, kadangi vis tiek daugiau dirbi su tais išmaniais namais, tai gal kažkokių dar įdomių mitų esi girdėjęs apie išmanius namus, ką žmonės tas labiausiai paplitęs mitas ir yra, kad nesaugu. Tada antras mitas, kad labai dažnai genda ir sunku suvaldyti viską. Čia turbūt tos antros kategorijos išmanius namus, kaip sakai. Taip, tada trečias mitas, kad stabiliai veikia tik tais laidinis sprendimas. Visiškas mitas. Nes visi nauji produktai yra kuriami be laidiai. Ir atsiranda nauji standartai, keli standartai sujungiami į vieną, kaip, sakykime, atsirandantis Matter, kurį palaikys visi didieji gamintojai, tokie kaip Apple, Google, Amazon. Tai jeigu jisai veiktų nestabiliai, tai jie prietaisų neparduotų, nieks nepirktų. Pardon. Tai čia 3 tokie mitai. Taip. Daugiau? Nu gerai, nėra tai nėra. Kalbėjome su Andriumi apie išmaniųjų namų mitus, tai mes paminėjom 3 mitus, ne? 3 mitus. Tai galbūt kažkas iš jūsų irgi girdėjęs kažkokį mitą apie išmanius namus, tai parašykit, prašau, į komentarus po šito video mitą, kokį jūs girdėjote apie išmanius namus ir mes paskui išsirinksim gal 2 iš jų ir padovanosim laimėtojams po tokią šėlį. Šitos šėlės, jos realiai integruojasi nebūtinai į Home Assistantą, nebūtinai reikia hubo, jos gali integruotis tiesiog į šėlį programėlę, jom galima sukonfigūruoti arba timerius, arba padaryti kažkokius valdymus telefonu, montuojasi, gali susimontuoti kažkur į skydą, gali susimontuoti po jungiklių, tai toks naudingas daiktas, tai lauksime jūsų komentarų. Taip pat nepamirškite užprenumeruoti mūsų kanalą ir padėti laiką po šito video. Šiaip kiek su tavimi esam bendravę, tai tu dirbi tik su Home Assistant. Kodėl tai Home Assistant, kodėl, nežinau, ne koksai nors Loxon ar kažkas ten panašaus? Esu išbandęs ir kitų sprendimų. Home Assistant pasirodė toks lankščiausias, turintis daugiausiai integracijų ir labiausiai besivystantis. Kadangi, kaip minėjau, jis yra atviro kodo, yra daugybė idėjinių programuotojų, kurie pasirašo kažkokią integraciją vienam prietaisui. Jisai įsidegė kas nors išmanantis programavimą namuose Home Assistantą, turi kažkokį prietaisą, kuriam nėra integracijos, bet jis žino, kaip padaryti. Ta integracija sukuria, kadangi tai yra atviro kodo idėja yra dalinti savo patobulinimais. Ir jau sekančiai Home Assistant versijoje ta integracija atsiranda. Ir jau gali visi, kas naudojasi, naudotis tą naują integraciją. Taip ir lipdosi daug įvairiausių sprendimų, atsiranda įvairiausių prietaisų, kuriuos gali integruoti. Netgi apie tokius, kaip nepagalvotum, svarstyklės namų, šaldytuvas, dantų šepetėlis galiausiai. Galima dantų šepetėlį integruoti Home Assistantą vien dėl to, kad kažkas sugalvojo, suintegruoti reikėtų ir pasidalino to. Tai yra lanksti sistema, kuri nuolat tobulėja, atsiradus naujam prietaisam atsiranda nauja integracija ir jinai yra besivystanti. Kaip minėjai, kad Home Assistant čia yra atviro kodo ir tada toks klausimas kyla, žinai,
Tai kiek suprantu, tarkim, aš galiu atsisėsti ir ten pradėti rašyti kažkokį ten kodą, integraciją kažkokio daikto į Home Assistant, taip? Taip. Ar tai nesukelia kažkokių, nežinau, problemų, klaidų, kreivo veikimo ar kažkas tokio, nežinau, tiesiog žmogų, ta prasme, aš kiek suprantu, tai nepraeina ten kažkokios sertifikacijos, nieko nepraeina, tiesiog, žmogus, aš moku padaryti ir, aš padarysiu, čia su visais pasidalinsiu ir vėlgi čia, klausimas, ar negali būti taip, kad jisai ten kažką blogai padarė ir tau už kažkiek laiko kažkas nutiks, kažkas užlūs. Tai geras klausimas šitas. Yra dvi integracijų rūšės tipai Home Assistant, tai yra oficialios ir community-based, tai yra oficialios, parašė kažkas tai integraciją, jos iškart nepatalpina į visą Home Assistant kodą, bet Home Assistant kūrėjai peržiūri, ar jinai nesugadins nieko, ar tinkamai veiks ir tik tada po peržiūros to kodo yra patalpinama į bendrą Home Assistanto kodą. Sujungiama. Ir kita dalis yra, kur gali bet kas patalpinti, tai yra, kaip aš sakau, community-based, bet tu, jeigu nori tokią naudotis integraciją, pats turi suprasti, ką darai, tai yra prisimti riziką, kad jeigu kas nors neveiks, tai pats kaltas, kad įsidėgiai šito žmogaus nepatikrintą kodą. Supratau, tai reiškia, jeigu integruoja kažką, ką jau patvirtinta Home Assistant, ta prasme, nes man atrodo, ten net ir Xiaomi's, jisai čia apie tą šnekam, kad yra ten kažkokie dalykai, kurie tiesiogiai integruojasi, ta prasme, gali užeiti ten, integruoti ir pas tą iš karto atsirado. Bet jeigu tu kažką ten integruoji tokio, kad ten jau reikia lysti į kodą, kažkur kažką kopijuoti ir ten konfigūruoti, tu tada tuo atveju jau turi suprasti, kaip tas kodas veikia ir ar nėra ten kažkokių klaidų. Suprasti gal nebūtina, nes pajausi pats, kad pas tave kažkas namuose netaip veikia po kažkokio tais priedo plugino susinstaliavimo. Arba tas prietaisas, kurį nori valdyti, netaip valdosi. Supratau. Bet vis tiek tas žmogaus parašytas kodas, jis yra irgi prieinamas, jisai kas nors kitas patikrina jį, pasižiūri, ar tikrai viskas tvarko ir galima paskaityti atsiliepimus apie jį, komentarus, ten problemą užregistruoti, pasižiūri, kiek problemų kiti registravo su tą integraciją. Supratau, tai čia jau toksai. Ne liaudiškas, bet community darbas. Taip. Būtent Home Assistantas yra community paremtas, jis ir taip ir tobulėja dėl to, kad vis daugiau žmonių įsitraukia į tai ir jį tobulina visi bendrai. Ar esi kokį nors kodą parašęs integracijos? Ne, integracijos kodą nesu parašęs. O pasinaudojęs? Taip, daugybė. Supratau, gerai. Gerai, tarkim. Dabar žiūri žmogus, ir jau toksai susidomėjo, čia išsiklausia, kaip aфиgenai yra išmanieji namai ir jisai kaip tik šiuo metu statosi namą, tai gal kažkokį patarimą arba iš patirties, kas ten būna, ką reikėtų žmogui apie ką pagalvoti, ką numatyti, toj stadijai, kada jisai statosi dėl tų išmanių namų, kad padaryti, kad vėliau galima būtų integruoti. Galbūt ne iš karto, galbūt vėliau, bet... Į ką atkreipti dėmesį turime. Jo. Taip. Tai yra tam tikrų taškų, kurie tikrai bus reikalingi. Tai yra gerai susiprojektuoti, kur bus belaidžio ryšio stotelės, kad padengtų Wi-Fi visus namus. Tada kai kuriuos elektros taškus gal papildomus susigalvot, kur norėsi kažką valdyti. Pavyzdžiui, norėsi užuolaidas, elektrinės pasidaryti, joms reikia atsivesti elektros laido. Tiesiog, atsiprašau, pertraukiau, tiesiog elektros laido ar kažkoks specifinis laidas? Ne, tiesiog elektros užtenka. Tiesiog elektros 220? Taip, 220. Galima 4 gyslų, jeigu norėsi fazinį variklį, tai...
fazinį variklį? Kas? Taip vadina fazinį, nežinau kaip iš tikrųjų kitaip jis vadinasi, paduodi į vieną kontaktą fazę atsidaro, į kitą kontaktą paduodi fazę užsidaro. Tai čia trifazis variklis. Trifazį variklį, jeigu sukeiti fazę, tarkim. Ten turbūt bus kažkokia kitokia sistema. Bet... Nežinau, nesigilinau tiek, tiesiog, sakoma, fazinis variklis. Čia elektrotechninis klausimas. Taip. Beje, buvo, ta prasme, ateina pas mane praktikantai, sako, mes čia studijuojam, bet mums ten apie variklius vis dėstyti, sako, labai mėgsta variklis ir sako, jisai mums tik apie juos pasakojo, kaip tą instaliaciją daryti mes nežinom. Tai va, turbūt jisai papasakotų, kas yra fazinis variklis. Turbūt taip. Tai va, tinklas, elektros taškai ir dar apgalvoti, koks bus apšvietimas, nes nuo to priklauso, kur montuosis apšvietimo rėlės, pasiruošti LED juostų transformatorių vietas ir išsirinkti, kokie bus jungikliai. Beje, čia tai irgi geras klausimas, kaip man atrodo. Tarkim, jeigu aš noriu dimiriuoti, nes, tarkim, LED juostas tu tiesiog nepadimiriuosi su paprastu dimiriu, tai automatiškai tau reikia arba kažkokio dimirio po transformatoriaus, arba dalys sprendimo. Tai va, kaip pasidaryti tą, jeigu aš noriu dimiriuoti kažkokias LED juostas, tai ką man numatyti, kad aš galėčiau jas dimiriuoti mygtukų ir dar galbūt išmanioji telefoną? Sakyčiau, priklauso nuo LED juostos ilgio, nes jeigu ta LED juosta yra trumpa, tai tiesiog iki 3 metrų, galbūt iki 4 metrų pagal galę, tai statosi paprastas transformatorius, už jo valdiklis, kuris valdo LED juostą. Jeigu LED juosta yra ilga, valdiklis turi ribojimą, kiek galios gali atiduoti per kanalą, tada reikia pasirinkti arba, kaip minėjai, dalį transformatorių, dar yra 0,10 voltų valdymo transformatorius, tada tas valdiklis statosi lygiagrečiai transformatoriui ir jisai valdo dimiriavimą. Tai tarkim, laidų pravedimo atžvilgiu, ar čia keistusi kažkoks laidų pravedimas, ar viskas kaip standartiškai ir tiesiog paskui integruojasi tas valdiklis 0,10 arba daly tai transformatorius būtų. Šiaip dažniausiai tą elektrikai paskaičiuoja, numato, kur turėtų būti transformatorius, nes ten skaičiuojasi įtampos kritimas nuo LED juostos iki transformatoriaus ir vien išmanaus namo projekto sudarytojas, jis tiksliai nepasakys, kur turi būti, kur laidai. Tai turi įsitraukti ir elektrikas, galbūt interjero dizaineris, nes jeigu reikia kažkur tais kambarį virš lubų patalpinti transformatorių, jam reikės priėjimo, tai gal kažkokioj spintoj numatyti priėjimą prie viršuje esančio transformatoriaus ar kažkaip tai. O šiaip tada dėl dimiriavimo populiariausias metodas, tai koks yra naudojamas? Tai populiariausias yra, kur statosi už transformatoriaus valdiklis. Gerai, tai grįžtant prie to už transformatoriaus valdiklio. Tarkim, jeigu dėtumėm kokį nors šėlį, tai jisai mygtukas į kažkoks pasijungia ar ne? Taip. Ateina nuo klavišo ant sienos iki šėlio mygtukas ir tu gali paspaudyti. Čia tas, kuris montuojasi tas RGBV, jį ateina iš mygtuko ir galima padaryti paspausti. Taip, arba paspaudimas įjungia, išjungia, jeigu laikai nuspaudęs, jinai dimiriuojasi. Temsta, užgesta ir iš naujo ratu. O jeigu, tarkim, noriu keisti spalvas mygtukų, ar tai jau neįmanoma? Ne, su paprastu mygtuku ne. Tada, jeigu norisi keisti spalvas, statosi kitoks mygtukas su išmania rėle, pavyzdžiui, šėlį i4, kuri turi 4 įjungimo kanalus. Ir tada jau rašai scenas, kad paspaudus arba palaikius arba 2 kartus paspaudus mygtuką įjungtų kažkokią tai spalvą. Supratau. Bet tada gaunasi mygtukas netiesiogiai valdo tą šėlį, kuris yra šėlė jau juosta, bet jisai valdo mygtukas rėlę, kuri priima signalą. Ir nusprendžia, ar tai buvo 1 paspaudimas, 2 paspaudimai ir tada nusprendžia, kokią sceną jungti, ar tai raudoną spalvą, ar tai žalią, ar pritemdytą. Bet jeigu aš noriu tiesiog pakeisti į raudoną spalvą, aš tiesiog atidarau mobilią aplikaciją ir pakeičiu ten savo be problemų. Visiškai teisingai.
Jo, o jeigu nori valdyti, tai tada gaunasi, kad realiai reikia maitinimą atvesti iki transformatoriaus ir atskirai dar reikia iš karto numatyti, kur bus ta šėlė. Čia jau jums pasakoju, kur bus šėlė tas dimeris RGBV ir jam reikia iš mygtuko atskirą dar laidą, kuris jį būtent išjungs ir reguliuos. Bet tokių metodų gaunasi, kad transformatorius bus visą laiką po įtampą, o išjungs jau šėlį dimeris. Taip? Taip. Kiek, tarkim, maždaug tau užtrunka suprogramuoti tavo, pajungti visą tą išmanę sistemą? Nes žinai, kaip čia būna, elektrikai nuo to pastoviai kenčia, nes kol ten viskas vyksta, kol ten statybos darbai, žmonės gali laukti. Kai sienos nudažytos, reikia montuoti jungiklius, reikia montuoti šviestuvus ir visą kitą, tai elektrikus jau pradeda rūrinti, man reikia greitai, ypatingai tai būna dažniausiai kur nors prieš Kalėdas. Ir, ta prasme, visą laiką spaudžia, kad nori kuo greičiau. Tai šiaip su išmaniais namais aš irgi taip įsivaizduoju, kad tai, jau pats paskutinis realiai darbas ten jau po visų dažymų, po visko, tai realiai kol tu nesuprogramuosi, tai tol negalės žmogus naudotis to namu. Tai klausimas būtų pirmas, ar tu gali jau kažkaip iš anksto pradėti tą programuoti ir paskui kažkaip integruoti ir aplamai kiek tavo užtrunka, tarkim, suprogramuoti kažkokį standartinį, nežinau, išmanųjį namą. Aišku, priklauso nuo namo dydžio, nuo naudojamų integracijų skaičiaus, bet tai vidutiniškai 1-2 savaitės yra tas periodas, per kurį paruošė visą įrangą. Ir vėliau, jau kai įranga sumontuota, suprogramuoji, parašai scenas pagal savininkų pageidavimus. Tai kaip ir klausai, elektrikui geriausia atiduoti yra šėlį, pavyzdžiui, realias jau suprogramuotas, paruoštas naudojimui, elektrikas jas sudeda, tada atsiranda namuose išmanių namų serveris, jisai randa tinkle jau suprogramuotas paruoštas realias, jas prisiparuoja, belieka tik tais sukonfigūruoti, suprogramuoti, kaip sakai, scenas jų valdymui. Tai tarkim, realiai, jeigu tu turi kažkokį elektros projektą, ne? Ir jūs jau prieš tai, ten kol dar, nežinau, elektrikai dirba pirmąjį etapą, jūs su klientu jau aptarėt, kas kaip valdysis, nes jums tą reikia šiaip aptart, kad elektrikas žinotų, ką daryti. Ir tu realiai jau gali pirkti visą įrangą, ją įrišti prie serverio, programuoti serverį ir paskui jau, kada elektrikas ateis viską montuot, jisai tą jau integruos, tiesiog pajungs ir tau liks tik tai jau padaryti kažkokius paskutinius tos. Taip, visiškai teisingai. Tas 1-2 savaitės yra to ne nuolatinio darbo, bet taip etapas. Prieš elektrikui pradedant montuoti įrangą, paruošimas, tada sekantis etapas jau, kai visa įranga sumontuota, yra visos ir kitos įrangos namuose prijungimas prie išmanaus namo serverio. Ir trečias etapas jau tas paskutinių kliento pageidavimų įgyvendinimas. Kažkas buvo gal neaptarta, dar sugalvojo, gal čia taip valdysis. Čia yra toks dalykas, kad jo žmogus pradeda gyventi ir žiūri, ne, šitą funkciją man kažkaip nelabai, o šitą visai gal būtų ir gerai. Tada, o jeigu, tarkim, ateina kažkokie pakeitimai, tai čia papildomas darbas, ar yra kažkoks paketas, kad tu ten pagyvenk, pasistudijuok, pabandyk, kaip tau geriau ir aš paskui perdarysiu. Labai priklauso nuo tų pakeitimų dydžio. Jeigu tai yra pusę perdaryti dalykų, tai jau tai yra nestandartinis sprendimas. Bet jeigu ten kažkiek tais pakonfigūruoti, kada užsidega šviesa, ten vietoj vienos šviesos 2, kad užsidegtų paspaudus mygtuką ir panašiai, grupių sudarimas, perdarimas, tai čia nesudėtingas pakeitimas. Tai už tokį tu neimtum pinigų? Ne. Bet jeigu pasakytų, kad man viską struktūra nepatinka ir padarai kitaip, tai tada jau kainuoja. Tada toks klausimas dar, ar esi numatęs, ar gal yra kažkoks, nežinau, bazinis paketas. Tarkim, ateina pas tave klientas, čia dažna labai istorija, ateina klientas, sako, aš ten noriu pasidaryti savo išmanius namus, ar gali man pasakyti kainą? Sakai, duok tam projektą ar dar kažką, tai ar yra tas bazinė kažkokia kaina, ar kiekvieną projektą paimi ten ir sėdi, skaičiuoja atskirai ir...
Dažniausiai tenka skaičiuoti atskirai, nes skiriasi apšvietimo taškų skaičius, apšvietimo tipai, tada buitinės technikos integravimo kiekis, ar ten reikės integruoti skalbimo mašiną, indaplovę, ar nereikės jų integruoti, išmani spyna ir panašiai. Tai šiai dienai tai yra toks labiau individualus sprendimas, kuris yra paskaičiuojamas individualiai. Bet pats niekada nebandai, tarkim, kažkokią nustatytą, tarkim, pasiimi ten, žmonių, ten tokią funkciją ir ten, tarkim, nes, aišku, tas paprašiau, jisai ne visada paprašiau, nes visi tiek žmonės sakys, jie norės ir samaus pasiūlymą, taip. Mes irgi esam pasidarę, žinai, skaičiuoklį, nes priėjom prie to, kad, tipo, kuom skiriasi, tarkim, vienas projektas nuo kito. Jie skiriasi, ten šviestuvų gal kažkiek pasikeis, bet realiai paimti vieną žmogaus kambarį ir kitą žmogaus kambarį ir jie taškų skaičių realiai turės praktiškai vienodį. Tada pasiėmiau, žinai, visus šitos pasiūlymus, visus ten projektus, davai ten, pasiėmiau 10 projektų, šitam ten 10 taškų, ten, tiesiog paėmė kažkokį ir ten 10 taškų, šitam 15, šitam 12, šitam 13, vidurkį išvedė, gerai. Ir pasidarėm tokią skaičiuoklį, šiaip naudojasi žmonės ir aš būna irgi atsiunčia tam pasiūlymą, ta prasme projektą paskaičiuok, tai aš pats skaičiuoklį suvedu, kad žinoti. Ir tai, aš pasidaręs tokią, kad, tipo, ten koks pas tave bus, kiek kambarių skaičių gali pasirinkti, kiek be šitų vonios kambarių, nes, ten 1, 2 būna 3 retais atvejais. Ir taip, pagal kambarių sudėlioja ir tiesiog, sakau, kad tų kambarių visą laiką taškų skaičius, jisai, dažniausiai vienodas ir nuo to kaip ir gavosi tokia formulė ir jinai daugmaž pas mus atitinka. Tai ar neįmanoma tą patį padaryti su išmaniais? Manau, kad įmanoma, papasakai principus, pabandysi pasidėlioti. Super, gerai. Gerai, tai šiaip gyvenam dinamiškam pasaulyje, visą laiką visko atsiranda naujo ir pats sakei, kad ten per 9 metus labai daug kas pasikeitė, daug renginių atsirado. Ir tarkim, integravai kažką ten. Taip, su laiku atėjo nauja technologija, nauja relė, nauja spina, dar kažkas ir kaip įmanoma tą spiną integruoti į Home Assistantą? Tai kaip ir minėjau, jeigu pasirinkta teisinga išmanių namų sistema, tai Home Assistantas integracija labai paprasta, nes tą spyną turi ne tu vienas, jau kažkas tai bandė integruoti dažniausiai, tai jau ta integracija bus paruošta. Jeigu jos dar nėra, tikėtina, kad greitų metu atsiras. Arba jeigu pats moki programuoti, arba kažkokį pažįstamą prikalbinsi, kad kažkiek padėt, įmanoma pasidaryti ir pačiam. Tai šiaip, jeigu atsiranda kažkoks renginys, kažkas, tai problemos integruoti ten su laiku neatsiranda. Taip, tikrai taip. Ar galbūt buvo kažkokie atvejai, kada nesigavo integruoti? Dabar galvoju, nepasakyčiau, kad neprisimenu tokio atvejo, ko nepavyktų integruoti, jeigu tas prietaisas yra, turi kažkokį savo API-ų, per kurį galima jį valdyti. Supratau. Jeigu šaldytuvas neturi jokio Wi-Fi'aus, tai niekaip neintegruosi. Nors, tarp kitko, galima šiek tiek jo būklę stebėti ir matyti, ar jis veikia tinkamai ir netinkamai. Tiesiog pajungi jį per šėlirėlę ir matai jo darbo parametrus, tai yra elektros sunaudojimą. Ir jeigu šaldytuvą ateina laikas atitirpdinti, jisai pradeda veikti be perstojo. Tu matai, kad pasikeitė grafikas energijos sunaudojimo arba jisai be pertraukos dirba, reiškia, kad kažkas jam negerai. Dėl šito aš irgi šnekėjau porą kartų, gal ne porą, bet šnekėjau, kad tas elektros suvartojimo stebėjimas, jisai čia galbūt kaip ir su žmogaus sveikatos stebėjimo, ne? Gaunasi, kad tu matai, kad pas tave ten, tarkim, boileris vartoja 2 kW, that's okay. Bet tu paskui pastebėjai, kad pas tave tas boileris pradėjo vartoti 2 kW, bet be sustojimo. Tai reiškia kas? Gali apkalkėti, gali dar kažkas, ir tu tada gali dėl to priimti kažkokį sprendimą, kad taisyti tą boilerį. Tas pats gali būti ten su riaukupais,
Su rekupu irgi šiaip galimas variantas naudoti kažkokias šėlirėlės, kurios matuotų įtampą, ne įtampą, o suvartojimą, nes dažnas atvejis, kada yra gamintojų, kur tenas įsijungia ir hiračina, ir vat pas vieną klientą irgi išnekėjom, čia nesenai, sako, sugedo katilas, mes jam dabar ir sumontavom skaitliuką katilui, sugedo katilas dėl montuotojų klaidos, jie pakeitė kažkokią ten plokštę ar ką, sugedo antrą kartą, pakeitė trečią kartą ir pastebėjo, kad pas jį stovi termostatai, bet nėra akumuliacinės tos talpos ir dėl to ten kažką sugenda. Ir sako, vis tiek, ten buvo teismai, jie teismą laimėjo, viskas, bet sako, kad tenas, katilas, kai jisai veikia savo standartinį režimą, jisai rodo elektros suvartojimą, bet jeigu įsijungia tenai, tai jisai jau to nerodo, ta prasme. Ir vat čia kitas dalykas, kad, žinai, tu gali pas tave pradėjo sukti kažko elektros, daug moki už elektrą, bet kodėl tu už ją moki, nesupranti, nes žiūri, katilas normaliai vartoja ten PR vidinę tą. Tai vat tas pats su rekupais būna, kad ten įsijungia koks tenas ir žmogus gali nežinot, paskui po mėnesio ateina ir sąskaita, ir iš kur, ir dar jau nesurasi. O jeigu ten montuoji kažkokias šėliai, kuries matos tą visą stebėstą, jo, paskui gerai galima atsekti visokius dalykus. Bet apie tai dar padarysim atskirą video kažkada. Na. Jeigu, tarkim, nežinau, ar yra tokia tikimybė, kad, nežinau, kažkoks elementas iš žmonių namų arba tas pats hubas suges ir žmogus liks visiškai be, ta prasme, valdymo, be elektros namuose, ten gal be šviesų, ar taip, ne taip yra? Sugesti tikrai yra tikimybė, negendančių prietaisų nėra. Yra gal, sakykime, svarbu, kaip pasiruošta tokiam gedimui. Ar bus galimybė išjungti šviesą be hubo, ar bus įmanoma atsirakinti duris, kokiam tai valdikliui durų sugedus, ar kaip greitai atstatysi sugedusi daiktą, ar reikės iš naujo programuoti, ar turi atsarginę kopiją. Šiaip kaip prastai Home Assistantas yra gerai tuom, kad visą savo konfiguraciją gali išsaugoti atsarginę kopiją, kad ir kiekvieną naktį. Ta atsarginę kopiją galima laikyti pas save namuose arba kažkur tais Google paskyroj debesy, ne namuose. Tai gedimo atveju remontas yra ganėtinai greitas, yra pastatomas naujas hubas, jisai prijungiamas į tinklą, sukopijuojama atsarginė kopija jį ir turi išmanų namą veikiantį taip, kaip jis veikia vakar. Supratau, o gerai, tarkim, hubas, ar turi hubas pats kažkokią garantiją ar dar kažką? Taip, kaip ir visa technika turi standartinę 2 metų garantiją. Ar buvo pas tave tokiu atveju, kada ten sugedo, tarkim, hubas? Tikrai buvo. Daug? Ne, buvo nedaug ir dažniausiai būna kažkokia priežastis, ar įtampo šuolis, ar žaibas netoli namo trenkęs. Na, tai vat čia klausai pas mane, kas čia per renginys toksai pas Joną, tai vat čia buvo būtent įtampos kontrolės relė, tai dėl žaibo jinai nepadės, bet jinai padeda, nes būna tokios situacijos, tarkim, nulis dingo ir rozetė gali atsirasti 380 voltų. Tai su hubo, aišku, gal jam ir nepakenks, nes hubas, aš kiek atsimenu, jisai pasijungia per blokelį, bet tas gali nulemti blogas pasiekmes. Tai jeigu yra įtampos kontrolės, tai išmaniuose namuose aš manau, kad irgi hubas kainuoja ten apie 400 ar daugiau, įtampos kontrolės relė kainuoja 120, tai jeigu 120 kainuojantį realiai net ne 120, 108. Tai jeigu 108 eurų realiai apsaugos šitą hubą, tai aš skaitau jau čia gerai. O jinai saugo visą įrangą namuose? Jo, jinai saugo visą įrangą, tik tai irgi buvo čia klausimas nesenai komentaruose. Jeigu dingtų, tarkim, viduj, tai tai yra problema. Yra problema vienintelė turbūt silpna vieta, tai kada eina nuotėkio relė, virtuvėje labai dažnai naudojame, nuotėkio relė, po nuotėkio relės kaitlentė ir, tarkim, ten keli vienfaziai automatai. Mes, kadangi dirbam su
kokybiškais automatais, tai bet mums nebuvo pasitaikę, bet esu girdėjęs istorijų, kada įjungia nuotikėrėlę ir tarkim 3 fazės sujungia, o 0 nesujungia, nes nuotikėrėlė jinai visas kita. Ir žmogui supleškė, tiesiog vienu įjungimu supleškė techniką. Tai tokiu atveju nepadės. Tokiu atveju arba tada dėt dar vieną kažkokią įtampos rėlę po šitos nuotikėrėlės, kas, toksai klausimas, arba tada geriau padalinti padaryti gal 3-fazę nuotikėrėlę kaitlintai ir tada ten kelias vienfazės padaryti tiem vienfazėm įrenginiam. Bet čia vėlgi galima kombinuotas naudot beje, tai kombinuotas gal truputį pigiau, truputį mažiau užima vietos, bet tokiu atveju gal tas būtų sprendimas, o dėl viso kito vienintelis dalykas, dėl kurio pas jūs gali supleškinti įranga, tai tarkim dingo nulis kažkur iš ESO pusės, tas įvadinis nulis, tas gali pridaryti labai daug problemų. Mes esame patys vieną kartą neprijungė, tai jo, turėjom nuostolę. Skamba neblogai, nes dažniausiai gedimai taip ir įvyksta. Tai o kitas dar, kaip minėjai, dėl kažkokių šuolių, žaibų, tai statosi viršyje tampio ribotuvas. Tai jisai tiesiog, jo jau paskirtis yra sušvelninti tos šuolius, kurie būna tokie staigus, bet jie būna labai didelės įtampos. 1000 voltų būna, tai šitas jau šitoj vietoj padeda viršyti tampio ribotuvas. Tai čia išmaniems namams irgi labai aktualu, nes kiek gali įranga kainuoti? Nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių. Tai ir plus tavo dar būtiniai prietaisai, tai ir būtiniai prietaisai, aišku, būtiniai prietaisai sunku pakeisti, ta prasme finansiškai, bet jeigu tau išeis visus realytės kokios šėlį, tai čia aš įsivaizduoju, kad irgi tai problematiškai jas. Taip, jeigu jų yra 100, tai... tai tada gaunasi, kad tau viską reikia perprogramuoti, jas visas iš naujo pririšti, jas sudėti savo vietas, jas paleisti. Jeigu jos sudėtos po jungtukais, elektrikas atgrubnagis, dar sieną subraižys. Tai čia mano istorija, čia manęs neleiskit prie savo jungtukų. Tai gerai, supratom, kad gali kažkas sugesti, tai tarkim, jeigu sugedo, tai kaip tai yra taisoma, nežinau, perprogramuojama, tarkim. Priklauso nuo prietaiso, tai jeigu maža rėlė, jį keičiama į kitą, jeigu yra atsarginė kopija jos, užpučiamas konfigas į ją, kaip liaudiškai pasakant, ir toliau atlieka savo darbą. Tai reiškia, jeigu tu, tarkim, ruoši į objektą kažkokias rėlės, tai tu jas sukonfigūruoji kažkaip ir iškart pasidarai savo kopiją. Ir ta prasme, tau jos iš naujo šitą nereikia ten. Nereikia, tu turi kažkokią konfiguraciją, kur yra tam objekte ir ją sukeli ją ir veikia. Tai tarkim, jeigu kažkas sugedo, tai čia jau pats važiuoji keityti tą rėlę ar elektrikas? Vėlgi priklauso, kur jinai sumontuota ir kaip lengva ją pakeisti. Nes elektrikus sunkiai prisikviesti tokiems darbams. Matai, dar priklauso, kuriam mieste yra tas objektas, kuriame sugedo. Jeigu jisai yra už 300 km, tai galbūt greičiau atvažiuos vietinis kažkoks elektrikas, kuris gavęs instrukciją, ką reikia padaryti, padarys tą darbą ir išvažiuos, negu kad aš važiuočiau keisti. Gerai. O ar būna kažkokie, tarkim, nežinau, programiniai gedimai? Ar kažkas tokio? Programinių gedimų gali pasitaikyti ir retkarčiais pasitaiko atnaujinant programinę įrangą. Jums išleidžia kažkokią naują versiją, kur ne viskas yra iki galo ištikrinta. Tu susidėgi tą atnaujinimą ir matai, kažkas nebeveikia. Bet šitas yra taisomas gan paprastai, galima grįžti į prieš tai buvusią versiją ir tęsti viską. Naudotis taip, kaip naudojaisi. Tai čia normaliai praktika, kada, žinai, paleidžia, išbando, viskas gerai, kaip toliau patikrinti, tada jau turi paleisti. Jeigu kažkas neveikia, išlenda,
tikrinti. Beje, su naujausia Home Assistant'o versija, kuri išėjo šio mėnesio pradžioje, buvo šiokia tokia problema. Tai yra, buvo parašyta išleidimo aprašyme, kad senas šelių firmvaras yra nebepalaikomas. Ir atnaujinus Home Assistant'ą tokiuose namuose, kur šelių firmvaras buvo ilgą laiką nenaujintas, tiesiog tie šeliai dingo, nesivaldo. Ir žmonės sėdi be šviesos. Žmonės sėdi su šviesa, bet negali automatiškai jos valdyti. Ar automatiškai, ar per programėlę Home Assistant'o. Tai, bet jeigu yra mygtukas, su mygtuku vis tiek valdosi. Supratau. Tai taisymo būdas taip. Arba downgradinti, grįžti atgal su Home Assistant'o versija, arba atsinaujinti tų šelirėlių programinę įrangą. Ką galima padaryti irgi tiesiog iš Home Assistant'o. Jisai rodo, kad yra sena versija tokioje realiai, paspaudai mygtuką, jisai pas nusiunčia komandą, tu atsinaujink. Tai, bet šitą taisymą, aš kiek suprantu, jau į objektą važiuoti nereikia tiesiog? Ne, tai yra programiniai gedimai, jie taisomi per atstumą. O per atstumą, tai tu kažkaip prisijungi prie to serverio? Taip, prie to? Taip galima prisijungti, nes kiekvienas serveris yra ir prieinamas iš išorės, kad savo namus galėtum valdyti pats nebūdamas namuose. Bet gaunasi, kad ir tu gali valdyti. Taip. Supratau. Bet žmogus, savininkas gali išjungti mano prisijungimą ir aš nebegalėsiu valdyti, bet jeigu reikia kažką taisyti, mano prisijungimą per atstumą galimybę įjungia ir prisijungia su tas savo ir... Bet šiaip dažniausiai net jungia, ar atjungia? Įvairiai. O tarkim, jeigu tave kas nors nuhakintų, prisijungtų ten, nežinau, atsiųstų tau kokią nuorodą, tu paspaustum, suvestum savo kodus, tave nuhakintų, tai reikštų, kad žmonės galėtų prisijungti prie tavo klientų namų ir ten kažką jiems pakeitėlioti arba šviesas pajunginėti ar kažkas tokio? Ne, nes kiekvienam name yra naudojama unikalūs prisijungimai, skirtingi slaptažodžiai, naudoju dvigubos autentikacijos programėlę. Kai neužtenka vien slaptažodžių, dar susigeneruoja laikinas kodas, kurį turi suvesti prisijungimui. Tai nuhakinus, neišeitų prisijungti prie visų klientų. O dar tada toks klausimas. Jau kiek supratom iš prieš tai, ką aš šnekėjome, kad vis tiek būna išlenda kažkokios bėdos, kažkokios problemos, kartais reikia kažką pakonfigūruoti, kažką pataisyti. Kaip vyktų tas ta prasme, tas taisymas, jeigu, tarkim, nežinau, sulaužytum tu pirštą, ir negalėtum jau ant kompo kažką daryti ir, tarkim, negali tuo momentu aptarnauti to savo objektą. Tai tokiu atveju, kaip vyktų tas aptarnavimas, kas galėtų perimti tavo darbą, kaip galėtų ištraukti, nežinau, tavo kodą ar dar kažkas tokio. Kadangi šeimininkai turi prisijungimus prie savo sistemos su pilnom administratoriaus teisėm, jie gali duoti tą prisijungimą bet kam, kas supranta Home Assistant'ą. Ir kad ir Lietuvoje nuolat daugėja specialistų, kurie supranta jį, gali konfigūruoti, Lietuvoje nepavyks rasti pilną užsienyje, galima per nuotolį iš bet kur konfigūruoti, taisyti, keisti pakeitimus kažkokius. Tai žmogus nėra pririštas prie vieno žmogaus, prie vienos kompanijos, kuri aptarnauja jo išmanų namą. Reikalui esant gali pakeisti, be problemų. Supratau. O šiaip, kur, jeigu ką žmogui ieškoti to Home Assistant'o specialistą? Kur tave žmonės suranda? Dažniausiai turbūt Facebook'e yra išmanių namų grupės, yra, sakykime, ir Lietuvoje gan didelė išmanių namų savininkų grupė. Tiesiog galima ir užsienietiškas grupės kreiptis. Bet pagrindę Facebook'e, ne? Savo Facebook puslapį kažkokį turi? Tokio skirto vien tik žmonėms namams, asmeniškai savo, ne. Aš daugiau turinio keliu į grupę. O kodėl nenori, tarkim, pasidaryti
Aš tai jau siūlyčiau dabar pasidaryti, vat, kai atvažiuosi namo, pasidaryti Facebook grupę ir mes būtinai prikabinsim nuorodą iš karto ten tavo. Turbūt, kad reiks. Gerai. Dar mes tą klausimą šiaip dalinai gal išsiaiškinom, ta prasme pasikalbėjom, bet vėlgi galim paminėti, ar įmanoma, tarkim, yra daug žmonių, kurie darosi patys savo elektrą. Arba ten, statosi namą, darosi elektrą. Ar įmanoma žmogui pačiam pasidaryti išmanų į namą? Trečios kategorijos, sakykime, su Home Assistantu. Tikrai įmanoma. Ir Home Assistantas tobulėdamas eina tą linkme, kad kiekvienas žmogus galėtų jį pasileisti, susikonfigūruoti. Tas, kas buvo prieš 2-3 metus, daugelis konfigūracijos nustatymų būdavo tekstiniam režime, kai turi jungtis į konsolę, rašyti kažkokį tekstą. Kiekvieno atnaujinimo metu vis padaro kažką tokio, ką gali per vartotojo interfeisą pasikeisti. Tai yra lengvėja bet kuriam žmogui jį įsidiegti. Taip pat atsiranda jau pačio Home Assistanto išleidžiamos įrangos, tai yra hubo, kurį tu tiesiog įjungi, nieko pačiam nereikia instaliuoti, įjungi elektrą, įjungi į tinklą ir jisai pasikuria. Fine. Ir tau belieka konfigūruotis, pridėti kažkokias taireles, pridėti termometrus, termostatus ir gali... Kokius termometrus šiaip dažniausiai naudoji savo projektus? Vėlgi priklauso, ar nori kažkokio tais ant sienos didelio matomo, ar mažiuko paslėpto. Dažniausiai žmonės renkasi mažus paslėpiamus, tai yra Zigbee Akaros termostatai. Termometrai. Termometrai Zigbee. Termometrai. Akara. Kodėl Akara? Išvaizda, dydis, baterijos tarnavimo laikas jų yra optimaliausias. O teko susidurti su šelitom tokias tam burbuliukas? Teko, bet jis yra pirmos generacijos šelių termometras, kuris jau yra nebegaminamas. Tada išleido tokį didesnį su ekraniuku antros generacijos, kuris turėjo tam tikrų bėdų su užmigimu. Jisai yra su baterijom, jisai užmiega, nepasižadina, neprisijungia prie tinklo, jisai gal gaminamas tik metus buvo ir dabar jau anonsavo trečios kartos, kur turėtų būti išspręsta šita bėda. Tai čia vasario mėnesį, aš taip suprantu, kažkada išeis. Taip. Ar yra kažkokie Home Assistant kursai, mokymai, kur žmogus galėtų ateiti ir jam mokytojas papasakotų, kaip ten, ką paleisti, kaip pradėti ir taip toliau? Tokių kursų kaip oficialių nėra. Yra tam tikri YouTube kanalai, kur žmonės kažką stengiasi tokio daryti. Papasakoja apie Home Assistant tam tikrą vietą, kaip ją susikonfigūruoti. Tai jeigu norėtum išmokti, tai siūlyčiau pradėti nuo YouTube video peržiūrų, tada kažkokiuose forumuose pasiskaitinėti, kaip kas yra daroma, visokių patarimų tikrai begalės gali susirasti. Ta informacija, jinai patikima? Tikrai patikima. Supratau. Bet sertifikato ten neduos, kad pabaigiai mokymus? Nėra tokio sertifikavimo Home Assistanto srityje. Supratau. Nes viskas atviru kodu. Ir paskutinis klausimas. Beveik paskutinis. Gal paskutinis. Gerai. Kokios šiaip top 3 funkcijos, kurias žmonės nori integruoti į savo išmanius namus? Turbūt labiausiai suprantamos funkcijos, tai yra apšvietimas, šildymo valdymas ir langų, tai yra ar užuolaidų, ar žaliuzių valdymas. Gerai, tarkim, su šiluma suprantu, valdymas, šilumos valdymas, čia termostatas kažkoks, kad temperatūrą palaikytų, viskas aišku, o tarkim su apšvietimu. Kas su apšvietimu? Apšvietimo automatizavimas yra pats sunkiausias automatizavimas namuose. Tai yra, nes tai, jeigu nori pagal judesį automatizuoti, yra begalės situacijų, kur gal kažkaip kitaip norėtum, kad suveiktų.
kažkaip skirtusi nuo to, kuris žmogus įėjo į kambarį ir panašiai. O su užuolaidom, nu, tai taip įsivaizduoju, kad tiesiog užuolaidos atsidaro, užsidaro. Ar yra tam kažkokie bevėliai sprendimai, nes, nu, tarkim, žmogus sugalvoja su laiku, kad kaip aš. Taip, yra ir ne vienas, gali būti užuolaidų variklis su baterija, gali būti, mačiau dabar iš vis yra ant užuolaidos begelio dedamas, toks kaip robotukas, jis užsikabina ir stumdo užuolaidą. Ir užuolaidų automatizavimas jis reikalingas ne vien tik tam, kad atidaryti, uždaryti. Bet galima panaudoti ir elektros energijos taupimui. Jeigu pas tave langai į pietus, nieko namuose nėra visą dieną, vidurvasarį, saulė kaitina. Tai jeigu visi žmonės išėjo iš namų, galima visas užuolaidas uždaryti tam, kad saulė neprikaitintų namų. Ir tau nereikės kondicionieriaus papildomai naudoti, kad atvėsinti. Vis tiek reikės, bet jau daug mažiau. Taip. Jo, man dar patinka ta funkcija, kur gali suprogramuoti, kad užuolaidas, tarkim, 6 ryto atsidaro ir žiemą nelabai padės, bet žiemą irgi padės, kai kad atsidarinėja prapūsti. Bet šiaip, kai šviesa atsiranda kambaryje, tai daug lengviau prabūsti čia jau, patikrinti. Tikrai taip. Tai su akumuliatoriais yra tokia, nes pas mane gavosi, aš kai stačiau namą, aš šiaip viską parašiau taip, kad galvojau kažkokių išmanių sprendimų pasidaryti. Pas mane visam apšvietimui yra padarytas atskiras skydas. Didžioji dalis apšvietimo grupių atvesta į tą skydą, ta prasme, tai man dabar integruoti kažką ten nebus didelės problemos. Bet prasifeilinau su užuolaidom ir prasifeilinau visų pirma, biški pasikeitė lubos, ne tai kaip planavom. Ir kitas dalykas, kad buvo išvesti prieš tinkavimą visi kabeliai užuolaidom, automatiniam žaliuzėm, viską. Paskui, reiškia, mes ilgai kariavom su dažytojais, kad jie pas mus ateitų. Nu, ta prasme, susitarėm viską, bet jie ten sakė, už 2 mėnesių ateis. Nu ir aš kažkaip nesiparinęs, nes elektrą dariausi pats. Nesiparinau, ten neskubėjau, savo darbus dariau ir skambina jie po 2 dienų, sako, mes pas tą atėjom, pas mus ten objektas persikėlė, mes pas tą atėjom, o pas mane nieko neparašta. Ta prasme, pas mane ten laidai kabo, man reikia, jie ruošiasi ten karkasą siūti ir užsivinėti gipsą ir man reikia staigiai paruošti. Nu tai aš išmėčiau tos visus šviestuvus, ką reikia, su užuolaidom, ten reikėjo nuleisti, reikėjo sugalvoti, kaip tas užuolaidas daryti ir, sakom, nebus tų užuolaidų ir palikom mes tas laidus po lubom kažkur, jie ten pasislėpė ir dabar iš tiesų aš į tą top 3 patenku, aš tikrai norėčiau tų užuolaidų. Man tiesiog, banaliai, net vakare eiti ten uždarinėtas visą žaliuzės, tai problematiška ir norisi, kad jas užsidarinėtų. Tai dėl to ir klausiau dėl belaidžių sistemų, tai reikės kažką reikės sugalvoti. Tai ką, pas mane tiek. Jums siūlau prenumeruoti mūsų kanalą, dėti laikus, komentuoti šitą video, pasidalinti su savo draugais socialiniuose tinkluose. Ir ką, Andriu, ačiū tau, buvo malonu pasikalbėti. Viso gero.